Sveiki iš Paryžiaus. Tai viešime dabar Paryžiuje ir pastebėjom, kad čia kažkodėl pensininkai atrodo žiauriai jauni, žiauriai energingi, užsiėmę, nors jie valgo bandelės, sūrius, geria vyną, kartais net ir rūko. Ir nusprendėm pasidomėti, kodėl taip yra ir atradom tokį terminą, kuris vadinasi French Paradox. Tai dabar pakalbėsime apie jį. Dar 9-ame dešimtmetyje mokslininkai pastebėjo keistą dalyką. Nors prancūzai valgė nemažai riebaus maisto, širdies ligų rodikliai Prancūzijoje buvo mažesni nei JAV. Šis netikėtas prieštaravimas ir tapo tuo, ką šiandien vadiname French Paradox. Na, tai pusryčiams turime standartinį prancūzišką krosaną. Vedame į kepyklėlį, kuri netoli Eifelio, tai kaina biškiai aukštesnė, 3 eurai už krosaną, kas, į brangesnę pusę, bet atrodo visai skaniai. Ir turbūt visi jau žinote, kad prancūzai ryte valgo tos savo prancūziškus batonus ir bulkutės. Dėl to ta idėja ir kilo pafilmuoti, nes įdomu, kaip jie su tom bulkom tokie kūdi. Tai nežinau, ragavom krosaną pradžiai turbūt, įvertinsim. Labai sviestinis, man patinka. Labai sviestinis. Ir turim kavą, beje, jie daug kavos geria irgi. Ja. Daug kavos ir dar cigariuką, slimą. Jo, gaila, mes nerūkom. Tai negalim visą experience net kartosim, bet jo, tai pusryčiai jų yra gana lengvi, nėra ten kažkokių kiaušinių ar kažko. Jie dažniausiai tiesiog suvalgo bandelę, išgeria kavos ir tada jie daro tai, ką mes dabar darysim, suvalgę mūsų krasiniukus, eisim pasivaikščiot. Ir tada pietums ir vakarieniai turim paruošę labai special vietas, taip kad don't click off, varom. Laukit. Pusryčiai jau pilve, o dabar keliaujam prie pagrindinio Paryžiaus traukos taško Eifelio bokšto. Tik jau montuojant dabar pamatėm, kad čia neįsirašė nei video, nei audio, bet kaip tik čia juokavom, kad paryžiečiai turbūt ir surinka savo žingsniukus vaikščiodami po tokias vietas. Kadangi čia užtrukom visai nemažai laiko, dabar jau metas pietums. Ir šiaip pietus čia atrodo visai kitaip. Žmonės sėdi, kalbasi, neskuba. Čia valgymas nėra greitas užkandimas pakeliui. Čia labiau toks ramus ritualas. Pietus ir prieš mus yra labai prancūziškas patiekalas, tai yra lobster rollsas, bet leis man paaiškinti. Tai visų pirma, aš norėjau lobster rollsą, taip, bet visų antra, jie turi šitą tinklą, kur po dešinę vadinasi Homer Lobster. Jie turi 5 taškus ir čia kažkokie yra geriausi American lobsteriai ir populiarūs čia. Tai skaitau, kad prancūzai valgo juos. Taip, kad ragaujam. Mikrofonas bus ant stalo. Visai nieko skiria. Tai tikrai labai gerai. Beje, Lietuvoje yra lobster rolls. Off topic, Lietuvoje yra lobster rollsų. Komentaruose, prašau. Labai skanu. Su citrina. Kiek kainavo? Bam 6 eurai. Bam 6 eurai už tokį. Aš manau, duosiu dabar viltį paragaut. Ir keliausim toliau, nes mes turime iš tikrųjų pietum porą vietų, nes pagalvavom porą pietum ir paskui dar vakarienį vieną, kad daugiau būtų video pripildytas. Gerai, mano eilė ragauti. Tuoj. Labai daug citrinos. Jo. Tikrai geras lobsteris. Biški mažiau citrinos ir būtų idealu. Bet kaip ir Deivis sakė, varysim į antrą vietą irgi biški spoiler alert, bus sumuštinis. Ir kadangi mes čia tokie French Paradox įgyvendintai, tai einam iki metro stotelės, nes žinoma, ėjimas čia yra labai svarbi dalis dienos ir tada su metro važiuosime iki antro tikslo. Tai dabar mes atėjom į second place pietų, tai turim šitą nuostabų sumuštinį tiesiai iš Italijos, Romos. Tai iš tikrųjų radom Paryžiuje šitą kavinukę ir labai apėmė tokią nostalgiją, nes valgėm Romui ir mumis buvo beprotiškai skanus. Pats restoranas vadinasi Al Antico Vinao, tai tikrai, mielieji, paragausim dabar už jūs, pažiūrėsim, ar tikrai taip pat skanu kaip Romui ir tada, nežinau, jeigu bus skanu, tai būtinai apsilankykit. Tai dabar atsikasiu. Labai skanu, ateikit. Man patiko Roma. Džiaugiuosi, atradome Prancūziją, Paryžių. Tokią kalbą. Vienintelis labai sausas. Bet skanus. Tai mes darome tai, ką daro prancūzai kiekvieną dieną. Vaikštom labai daug. Tai jeigu jūs dabar galvojat, kas čia perėjimus, jo, mes nepasakėm, žodžiu, mes pavalgėm pietus ir dabar išėjom pasivaikščiot. Šiaip, jeigu jūs mumis netikit, tai mes įdėsim savo vaikščiojimo mapsus, kad matytumėt iš tikro, kiek mes daug nuėjom per pastarąsias šitas porą dienų. Deividas jau labai pavargo, jau net nenori kalbėti, sakė, tingiau filmuot. Man patinka.
Jo, bet aš raginu jį nepasiduoti. Tai jo, tai Paryžiui mes tiesiog vaikštom labai daug ir deginam tas bandelių kalorijas. Vat viską, ką suvalgysim, stengsimės išsportuoti. Tai kai sakėm, kad vaikštom, tai vaikštom tikrai ir vaikštom kaip tikri paryžiečiai po visas turistinės vietas. Tai už manęs matot Notre Dame bažnyčią, dabar judam į kitą turistinę vietą. Dar vienas lankytinas objektas už manęs, Louvras. Ir mes iš tiesų darom tokį 3-1 video. Mes vaikštom per objektus, jums rodom, nežinau kodėl. Ir mes valgom prancūzišką maistą. Ir praėjom labai daug beje, tai galiu parodyti ekrane maždaug, čia bus screenshotas, jeigu pavyks. Kiek mes praėjom. Tai planas toks yra pro kiekvieną pavalgymą praeiti tiek, kad užsitarnaut sekantį patiekalą. Tai manau, dar valandžiukę pasivaikščiosim ir eisim vakarienės. Ir vakarienį pasirinkome labai tokią, nežinau, klasikinę vietą, kur labai populiaru valgyti prancūzams. Ir čia šiaip tik tokią visur matėm, tai turbūt turi būti įdomu. Tikėkime, nebus eilės. Dar vaikščiodami pastebėjom, kad čia beveik ant kiekvieno kampo yra visokių kepyklėlių ir desertinių. Desertai čia yra labai normalu, bet panašu, kad paryžiečiai tiesiog neužkandžiauja dienos metu taip dažnai kaip mes. Ir gal būtent todėl jie ir gali leisti savo tokius malonumus kur kas dažniau. Ir štai už mūsų paskutinis objektas. Nežinau, kodėl mes pasakojam apie objektus, bet svarbiausia, nemažai nueita ir pagaliau turbūt nusipelnėm pagal žingsnius, kažkur ekrane žingsniai ir kalorijos. Nusipelnėm vakarienės. Tai vakarienės spotas yra šalia. Manau, nustosiu šnekėti ir einam valgyti, nes jau išalkau. Tai žinokite, situacija nelabai su vakarienė, nes gal jūs matote, tu už manęs yra kavinė, vadinasi Relais Entrecote, turbūt sakos visai kitaip. Bet esmė tokia, kad čia yra labai išreklamuota kažkokia tradicinė vieta steikų ir mes galvam nueisim anksčiau ir tipo be eilės būsim. Ateinam ir eilė kokia turbūt valandą. Pastovėjom 10 minučių ir nuėjom į kavinę šalia, kur eilės nėra ir šiaip panašus maistas, dabar laukiam, užsakėm panašius dalykus, kas nice yra, bet čia, beje, įvertinimas tas pats. Tai parodysim eilę ir jo, laukiam, ką atneš, kiek bus skanu. Pats geriausias būdas užbaigti dieną yra su French onion soup. Aš jau ją paragavau, negalėjau laukti, labai norėjau valgyti ir šiaip kvepia nuostabiai, skonis nuostabus, viskas yra nuostabus. Davidas užsisakė kažkokį tai keistą dalyką, nežinau ką, paragaus, dar neragavo. Čia paaiškėjo, kad mums pasiūlė įsigyti kažkokią tai dienos paštetą ant duonos. Aš dar užsisakiau anties kulšelę ar kažką, labai populiaru Paryžiui, žodžiu, tai užsisakėm, lauksim, viską valgysim. Gal pamiršau paminėti šiaip dar labai svarbu tokį faktą apie šiaip Paryžiui gyvenančius žmonės. Tai patys paryžiečiai nevalgo greitai, jie mėgaujasi maistu, jiem maistas yra apskritai toksai, nežinau, kaip relaksacijos būdas ir panašiai. Tai mes bandysim dabar taip relaksuojančiai pavalgyti savo vakarienę ir susitiksim turbūt jau paskutiniam taške dienos. Tai dabar jau yra tas momentas, kada atėjo video pabaiga. Video pabaiga yra ten, kur pradėjom ir nemeluosiu, labai persistengiam su vaikščiojimu, ta prasme. Ekrane dabar kiek mes praėjom. Jo. Šiandien ir kiek mes praėjom vakar. Tai. Čia bus kiam kilom. Aš nejaučiu nei rankų, nei kojų, tikrai toks jausmas tuoj apsiverksiu, labai noriu namo. Ir tiesiog galiu pasakyti tik tiek, kad, French Paradox egzistuoja, I guess. Pabuvus čia darosi aišku, kad French Paradox greičiausiai nėra tik apie maistą. Nors paryžiečiai valgo krosanus, desertus ir gana riebų maistą, jie labai daug juda, vaikšto, keliauja pėsčiomis ir yra aktyvūs kasdien. Todėl gal esmė nėra atsisakyti maisto, o tiesiog daugiau judėti ir gyventi paprasčiau. Ir jo, suvalgėm mandelių, pavalgėm riebių patiekalų, nusivarėm nuo kojų ir, French Paradox, French Paradox, tačiau like, subscribe, share. Ir komentaruose, kur mums toliau nuvykti, va taip var. Ir kitus video gal geriau padarysim, manau. Matau, geriau neįmanoma. Tai vat iki kitų kartų.